Skaitau Tanachą ir susidaro įspūdis, kad pagal Dievo planą nuteisti teisų už nusidėjėlius yra gerai. Toks Dievo sumanymas. Tai kodėl jūs netikite Jėzus auka? Atsakykite ir konkrečiai rašto eilutėmis. Gerai, ponia Elvyra, atsakysim konkrečiai rašto eilutėmis, kad pagal Tanachą nuteisti teisųjų už kaltuosius yra blogai, o ne gerai. Nežinau, kur jums susidarė tas įspūdis. Atsiverskite 17 skyrių patarlių. Ir paskaitykite 26 eilutę. Patarlių knyga, 17 skyrius, 26 eilutė. Bausti teisų yra negerai, kaip ir mušti kunigaikščius už teisingumą. Tai jeigu Jėzus, kaip jūs manot, krikščionis, teisusis ar ne, ir teisui nubaudė už mus kaltuosius, sako, bausti teisų yra negerai, sako Tanachas. Tai va, aš nežinau, kur jums tas įspūdis susidarė, jeigu Jėzus tik teisingumą jokios nuodėmės nepadarius ir jį mušti už teisingumą, už kitus. Negerai, sako, taip yra daryti. Sako, per Jėzaus teisioje auką kančią buvo nedoraliai išteisinti, atsirado galimi išteisinti. Tas pats skyrius 17-15 eilutę skaitykim. Kas išteisina nedorelį ir kas pasmerkia teisui, abu yra pasibjaurėjimas viešpačiu. Argi Dievas darys tokį dalyką, kas jam yra pasibjaurėjimas. Išteisinti nedorelį ir pasmerkti teisui. Dabar gaunasi visi žmogžudžiai, Pauliai, prostitutės, Magdalenos ir visi kitai išteisinti dėl to, kad teisusis Jėzus atkentėjo už juos. Ne, sako, išteisina nedorelį ir pasmerkia teisui. Tai abu pasibjaurėjimas dalykas Dievui. Nedorėlis turi kentėti, teisusis turi gauti atpildą. Tokia tvarka. Dar pažiūrėkite, Sefyro 18 skyrius 20 eilutė, kuris sako, siela, kuri nusikalsta, mirs. Sūnus neatsakys už tėvo nusikaltimą, o tėvas neatsakys už sūnaus kaltes. Teisusis gaus teisę atpildą, o nedorėlį nedorybės bus ant jo paties. Teisusis gauna teisę atpildą, o ne nusidėjėlio. Kaip Jėzus gavo teisusis, būdamas, sako, gavo nusidėjėlį atpildą. Ne, sako, šventas raštas, teisusis gauna teisę atpildą. Jeigu teisų atpildas va toks va badymas, mušimas ir nužudymas, tai gal tada nusidėjėlių geriau būti, ar ne? Jeigu čia toks atpildas. Ačiū, sūnau, gerai padarei, kad tu teisus buvai, dabar aš tave žudysiu. Prieš tai nuplaksim, škėčiais neši kryžių ir motinai žiūrint mirsi ant pagalio. Nesąmonė. Teisusis gauna teisų atpildą, tai yra saugo nuo kančios, o nedorinė nedorybės bus ant jo paties. Pasakyta, kad jokios aukos net nereikia, kad gautum atleidimą už nuodėmę. Užtenka pakeisti gyvenimą ir nustoti daryti nuodėmės. Pasitaisyti. Ir tau bus atleistos buvusios nuodėmės. Ezechielio 18 skyrius. Jeigu nedorėlis atsivers nuo savo nusikaltimų, laikysis mano nuostatų ir darys, kas teisinga ir teisu, jis tikrai liks gyvas ir nemirs. Ankstesnių nusikaltimai bus užmiršti ir jam neįskaitomi, jis bus gyvas dėl savo teisumo. Va tik ko reikia. Jeigu nedorėlis atsivers nuo savo nusikaltimų, reikia atsivertimo, nustoji daryti, laikysis mano nuostatų ir darys, kas teisinga teisu, jis tikrai liks gyvas, nemirs, ankstesni nusikaltimai bus užmiršti ir jam neįskaitomi. Nuodėmės jam bus atleistos. Parašyti. Nieko net iš vis neaukoti nereikia, net miltų savas nereikia. Pasitaisai, o dabar gaunasi pasitaisai ir jeigu jis nepaukotas viskas, to Dievas sėdi ir neatleidžia. Pagal jų tikėjimą. Laukia, kol Jėzų paukos, tada atleis. Tu atgailauji Dievę, nieko nebedarau blogo, viskas pakeičiau gyvenimą. Jėzus dar nepaukotas, nežinau, negaliu atleisti. Ne, sako, va, paėmė, pataisė ir viskas. Kam žudyti Jėzų, jeigu ir be šito atleidžia? Žiauriam Senam testamente, sako, be viską. Pasitaisyk ir atleis Dievas. Ir ankstesni nusikaltimai tau nebus įskaitomi. Dar daugiau, šitam žiauriam testamente Senam. Teilim psalminė pasakyta, kad žmogus aukodamas save negali išpirkti to žmogaus. Ir po to ateina krikščionis ir sako, aukojam žmogų ir dabar jūs išpirkti. Kažkaip tai kakofonija nesusiderina. Turi harmoningai išsipildyti Naujas testamentas Sename, o kad neįsipildė, kertasi. Žiūrėkime, 49 psalmė, nuo 7 iki 9 eilutės. Nė vienas žmogus negalės išpirkti savo brolio. Ne Dievui duoti išpirką už jį. Didelę kainą už sielos išpirkimą tiek niekad neturėsi, kad galėtum amžinai gyventi ir nematyti sugedimo. Nė vienas žmogus negali išpirkti. Ateina krikščionis, sako, vienas žmogus gali. O kad Jėzus ne žmogus gali, Dievas žmogus. Ne, sako, žmogus Jėzus Kristus tarpininkas. Žmogus. Nė vienas žmogus negali išpirkti. Nes žmogus Jėzus negali išpirkti. Labai aiškiai pasakyta. Toliau, tas pasakymas, kad Jėzus auka, jisai savanoriškai prisiėmė tapti auka, jo nieks nevertė. Tiesą sakant, ne. Avo ir nesavanoriškai.
O vat ir niekur aš savanoriškumo principą aš nematau pas Jėzaus auką. Žiūrėkit, jums primena savanorišką ateimą aukotis. Mato 26 skyrius, nuo 36 iki 39 eilutės. Žiūrėkit, kaip jis savanoriškai. Tuomet Jėzus su jais, su apaštalais, reiškia, atėjo į vietą vadinamą Getsemanę ir tarė mokiniams: pasėdėkit čia, kol aš ten nuėjęs melsiuosis. Pasėmęs Petrą, Abu Zebediejaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Ir kogi jau taip Jėzau tu liūdė? Tada jie tarė jiems: mano siela mirtinai nuliūdusi, likite čia ir budėkit su manim. Paėjęs kiek toliau, Jėzus parpuolė veidu į žemę ir meldėsi: mano tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė, tačiau ne taip, kaip aš noriu, bet kaip tu. Ko jis čia prašo? Kad pasigailėtų ir nereikėtų ją mirti ir kentėti. Čia savanoris, ne? Aš savanoriškai atėjau mirti, Dieve, kad tik nereikėtų mane. Prašau, Dieve, atleisti mane nuo šitos savanorystės. Būsiu geras. Savanoriška čia auka, ar ne? Bet nusileidžia, palūžta. Te būna ne mano valia, bet tavo. Viena vertime šiandien nebūna taip aš noriu, kaip tu. Palauk. Te nebūna kaip aš noriu, o kaip tu nori. Palauk, tai tu nori, kad aš mirčiu, a jis nenori mirti. Kur čia tau savanoris, jeigu jis nenori ir prašo Dievo dar, kad pasigailėtų. Tai kai iš jo paistų, jie atėjo jisai savanoriškai numirti. O kur mūsų nieko, jis priverstas. Ką padarysi, tai ne kaip aš noriu, kaip tu bus. Ką aš galiu padaryti, jeigu tu nepasirašai Viešpatį. Jis nenori. Nekalbėkite apie savanorystę, mėly krikščionys. Žiūrėkit, kaip jis savanoriškai, žiūrėkit, Hebrajam 5 skyrius, 7 eilutė. Jis savo kūno dienomis siuntė maldas bei prašymus su garsiu šauksmu bei ašaromis tam, kuris galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo Dievo baimingumo. Savanoriškai įsiprašė, pasigailėko, Dieve, nereikia, dar su ašaromis, dar ašaras varvina. Tam, kuris galėjo išgelbėti nuo mirties, tik tu atėjai į mirtį. Ne, tu pasigailėk, nes nenoriu mirti. Aš savanoriškai noriu mirti, bet nenoriu mirti. Tai nebūna kaip aš noriu, tai yra nenoriu mirti, bet kaip tu nori, kad aš mirčiau. Kokia čia savanorystė, krikščionys, pažiūrėkit. Beje, Jėzusgi Dievas pagal jūs. Dievas lygus tėvui faktiškai. Bet čia geras Dievas. Dievas verkiantis. Verkia Dievas medinis, kieme buvo tokia daina Vilčinska anksčiau. Dievas apsiraudojo Jėzus. Ir Dievas sako: Dieve, Dieve, pasigailėk manęs. Iš ką man Dievas? Ir Dievas meldžiasi. O Dieve, Dievas meldžiasi. Jis meldžia į ką? Į kitą Dievą. Du dievai. Dievas meldžiasi į Dievą. Ir čia monoteizmas. Vienas Dievas yra, kuris meldžiasi. Ar jį pats save meldžiasi? Viena jo dalis meldėsi į kitą savo dalį. Aš pats į save. Normalia, ne? Klinika. Dievas pas prieš tave atsiklaupė ant kelių. Prieš ką jis atsiklaupė? Prieš kitą Dievą ar prieš save patį? Tai jis išsiaiškino, vienas ar... ir taip ir ne, jis ir vienas ir ne vienas. Jis vienas, bet yra asmenys. Dūmų uždanga tokia. Ir čia dabar įdomu. Tai nebūna mano valia. Palauk, Dievo valia. Žinot, kas yra Dievo valia? Dievas sako, tai nebūna mano valia, bet tavo valia. Tai kiek tų Dievo valių yra viename Dieve. Toliau, Jėzus yra auka už mūsų nuodėmes. Nesgi sako, toroigi pilna tų aukų už nuodėmes. Mylėjai, visos aukos torai buvo, kai tu nusidėjai, padarai, tada jį neaukoji už tą nuodėmę auką. Bandai susitaikinti su Dievu. Niekur torai nebuvo į priekį už būsimą nuodėmę. Dabar Jėzus numirė už mus vėliau gyvenančius, kad ir po 2000 metų, ką mes čia prigriešysim, šiandien, dar rytoj, paryt ir taip toliau, iki smertį mes griežysim visi, patys sako, kad griešia visi, ar ne? A jis iš anksto numirė už visus. Tokia atveju nėra, kad dabar ateina žydas pas Koheną į šventyklą ir sako: gerbiamas kunige, dabar aš penktadienį 16:30 planuoju vogti. Kiek čia man ta auka bus? O kitą mėnesį 30 dieną planuoju svetimauti. Po pusmečio žudysiu. Kunigas parenka auką, čia tiek veršis, čia tas, paprasčiausiai. Palauk, į priekį. Tada sako, aš paukoju, bet tada tu turėsi dar auką padaryta, viskas, tau beliks tik padgailauti, padavęs nuodėmę. Čia krikščionybė tokia. Numiršta į priekį,
Už visas mūsų nuodėmes, kiek mes padarėm ir dar padarysim, numirė. Taip sako krikščionis. Tai ko jo nedaryti, jeigu jau numirė, viską sutaikyt. Man tik beliks pasakyti, esu kaltas. Į priekį. Kur jūs matėt, buvo indulgencijos viduramžiais į priekį, kurios reformacija išprovokavo. Kad eidavo, sakydavo, į priekį, nusipirko skaistyklos laikinos bausmės atleidimą, nes planuoja ten nužudyti ar pavogti. Tik pats tikriausiai indulgencijų priekį popiežius teisingai rado viską Naujojo testamente. Mintis visa ta pati. Gimsti daug vėliau, tai numirė už nepadarytos nuodėmės. Ką tu jau galėtum padaryti ir gauti atleidimą? Auka. Padegi, auka, Jėzus auka. Ant pliuso. Tai suprantu, jeigu jau nusidėjai, ką tai, kad bandai kažką susitant. Ne. Tai gal atgailauti iš anksto reikia, ne? Už būsimą savo nuodėmes. Nes auka jau už nuodėmės atleidimą jis jau mum nupelnė dar jų nepadarius. Tai kodėl jų nepadaryti, jeigu nupelnė už jas atleidimą? Reikės paskui tik atgailauti, sakyti, labai gailiuosi, Jėzus vardu, amen. Ir daryti, vis tiek atleis, vis tiek eini į rojų. Kam? Kokią čiauką? O bairis iš viso tas, kad žiaurus. Senas testamentas sako, kad iš vis Dievo aukos nereikia. Čia mažiausiai. Žiūrėkit, parašyti, kad iš vis aukos nereikia. Tai sako, Jėzaus auka. Tai kad nereikia jam tos aukos. Kokios Jėzaus aukos? Jokios nereikia. Ypač Jėzaus nereikia. Žiūrėkit, 51 psalmė 16-17 eilutė sako, tu nenori aukos. Jei aukočiau deginamų, kad tau nepatiktų. Nereikia man, sako, aukos. Auka Dievo yra sudužusi dvasia. Sudužusi nusižemėsio širdies, tu Dieve nepinėjo. Atgailaus reikalavo, ne aukos. Viskas aišku, padarai nuodėmę. Atgailauk, taisykis. Aukos nereikia. Palauk, jam nereikia aukos, bet jis vis tiek tą Jėzų auko turėjo. Savo sūnų viengimį. Atsiuntė ir nužudė. Va. Palauk, jeigu jam nereikia tos aukos. Kam? Žiūrėkim toliau, Ozėja 6:6. Aš noriu gailestingumo, o ne aukos ir Dievo pažinimo labiau negu deginamųjų aukų. Nenoriu aukos, gailestingumo jam užtenka. Pasirodo, nenoriu gailestingumo, noriu, kad Jėzus mirtų. Aukos noriu. Šiandien taip išeina. Ir kitaip neatleisiu, nes jeigu nemirs, Jėzus negalėsiu atleisti. Taip? Kažkodėl, visagalis Dievas negali atleisti, jeigu Jėzus nenužudys. O tai yra katalikų bažnyčios giesmė prieš tavo altorių. Prieš tavo altorių štai nuolankiai klūpam ir auką aukojam tavo sūnaus ir meldžiam tave širdimi mes ir lūpam, suteik mums palaimą iš aukšto dangaus. Dabar trečias stulpelis akcentas. Dėmesio. Nes toji auka tau labiausiai patinka, tau ją paaukoja myliausias sūnus dėl nuopelnų jo. Tu ranka gailestinga palaimingus darbus, laukus į namus, nes to auka tau labiausiai patinka. Jau Dievui nieko už visų aukų nėra melenesnio, kaip ten ant kryžiaus kabo į agonijai, visas tampas ant vinių, bet nuplaktas, muštas, mamelė po kryžių malpsta. Ir paskui sako, pažydus, tas senas, tas koks žiaurus, gyvulių tas kraujas, tas šventikų lėjas, gyvulis, tai gyvulius mes valgame, taip maistui, ne, kokios problemas, žiaurus dalykas, kaip surėdyti, kad mes susivalgytume, jeigu paukoja, tai baisus žiaurus siaubas. Ant pliusą pasikabinę, nukryžiuotame, čia mūsų gyvybė, į amžinybę kelias, Jėzaus šitą auką, jam labiausiai Dievui patinka, kad savo sūnų paimtų ir nužudytų. Tai dar vienas dalykas, jeigu apie auką šnekant. Dievas uždraudė vaikų aukojimą, sūnų aukojimą. Torai. Pažiūrėkit. Vaikra knyga, kunigų, 20 skyrius, nuo 2 iki 5 eilutės. Sakyk Izraelitams, Toras sako, reiškia, jei Izraelitas savo tėvis gyventi Izraelį aukotų vaiką Molechui, bus baudžiamas mirtim. Krašto žmonės užmuš akmenimis. Baisu, vaiką aukoti, ne? Aš atgręšiu savo veidą ir išnaikinsiu iš jo tautos, nes jis duodamas savo vaiką Molechui sutepė mano šventyklą, paniekina mano šventą vardą. Jei krašto žmonės apsimesdami nežiną, paleistų žmogų aukojusi vaiką Molechui ir nenorėtų jo užmušti, aš bausiu jį, jo šeimą ir visus, kurie pritarė jo paleistų jį su Molechui, išnaikinsiu juos iš jų tautos. Uždraudžia vaikų aukojimą Dievas. Kaip baisų nusikaltimą, pats aukos savo viengimį sūnų kokį taisu. A jums negali, aš galiu, a jums negalima, aš Dievas, ką noriu, tą darau. Net jeigu jis skaito nusikaltimų, tai jis pats to nedarys. Ar jūsų Dievas nemoralus, jisai savo torą laužo. Jums negalima vaikų aukoti už aukas iš nuodėmės, o aš tai savo galiu, man negaila. Dėl jūsų nieko. Absurdas. Žiūrim toliau. Jeremija 7 skyrius, 31 eilutė.
Pranašo Jeremija, 7 skyrius, 31 eilutė. Dievas bara žydus. Jie, tai yra žydai, pastatė Tofeto aukurą Bet Hinomo slėnį, savo sūnums ir dukterims deginti, ko aš neįsakiau ir kas man niekada neatėjo į širdį. Kas man deginti, aukoti vaikus religinių pagrindų kažkokiu, man niekada neatėjo į širdį. Jeigu Dievui niekada, kaip tau Dieve galėjo neateiti į širdį, jeigu tu dar prieš pasaulio sukūrimą suplanavai sukurt, kad visi nusidėtų, visi būtų kalti dėl Adomo kokio tai, ar ne? Ir gyvatės kažkokios tai. Ir paskui dėl to negalėtum jiem atleisti, užsispyri ir negaliu. Visagalis, bet atleisti negaliu vieno dalyko jums. Bet kol atleidimui nepaukosi savo sūnaus, nužudysi, nukankinsi ir tada atleisi. Ir sakyt, man niekad į širdį netėjo, į galvą netėjo aukoti vaikus. Tai reiškia griūna visa krikščionybė, Dievui tokios nesąmonės niekad į galvą netėjo, vaikų aukojimas, sūnaus aukojimas. Absurdas. Ir dar vienas dalykas. Iš vis tas Dievo sūnaus konceptas, Dievo sūnus Jėzus, palaukit, kas yra Dievo sūnus šventam rašte? Pirmas dalykas, Dievo sūnų yra daug. Jis Dievo sūnus. Dievo sūnų yra daug. Pažiūrėkim. Pradžios knyga 6 skyrius. Paskaitykim nuo 2 iki 4 eilutės. Dievo sūnūs. Daugiskaita. Matydami, kad žmonių dukteris gražiai savo žmonas, tada Viešpats tarė, mano dvasia nekovos su žmonėmis amžinai, nes jie tėra kūnas, jų dienos bus 120 metų. Ranomis dienomis žemėje buvo milžinų. Kai Dievo sūnus vesdavo žmonių dukteris, jos pagimdydavo jiems vaikų, jie būdavo galiūnai, senovi garsiais vyrai. Dievo sūnus daugiskaita. Žiūrim, Jobo 1 skyrius. 6 eilutė. Vieną dieną Dievo sūnus susirinko pas Viešpatį, atėjo ir šėtonas. 2 skyrius, pažiūrėkim 1 eilutę. Vieną dieną Dievo sūnus vėl susirinko Viešpatės akivaizdoj, šėtonas atėjo su jais ir stojo prieš Dievą. Dievo sūnus daugiskaita. Jobo 38 skyrius paskaitykim. 6-7 eilutė. Ant ko pritvirtintas jos pamatas arba kas padėjo skirtinį akmenį, kai kartu giedojo ryto žvaigždės ir šaukė iš džiaugsmo visi Dievo sūnus. Taigi daug Dievo sūnų yra. Taip? Tai krikščionis sakys, bet vienas ypatingas tada yra Jėzus Kristus. Taip, Tanachas irgi kalba, kad vienas sūnus yra Dievo ypatingas. Nes ypatingas sūnus Biblijoje, kaip vadinamas, pirmagimis visada vadinamas šventam rašte. Ir tai ne Jėzus. Tik jis pirmagimis, sako Dievo aukščiausias. Visi mes sūnus, bet jis pirmagimis Dievuje. Ne. Pasirodavo Išėjimo knygos 4 skyrius. Išėjimo knyga, 4 skyrius, 22 eilutė sako. Sakyk faraonui, taip kalba Viešpats. Izraelis yra mano pirmagimis sūnus. Izraelis tai žydų tauta, arba dar tiksliau, jos protėvis Jokūbas, kurį pervadina Dievas į vardą Izraelis. Taigi, jeigu Dievo sūnų yra daug, o ypatingas yra Izraelis, ne Jėzus. Tai kad su Dievo sūnumis turbūt viskas baigta.